matau vilką. Ne, nu jo nuskridau ten prie medžių. Ir aš jau matau vilką. Biški yra tokie trukdžiai skaitmeniniai, kai kažkas įliptų čiučiut. Aha, čia iš viso iki tiek, kad beveik nelieka vaizdo. Karas yra. Tai paim karas tas. Ne, aš tikiu, kad bet kaip jisai ką darys. Man dabar tik dabar tai atsivės vienam prasideda. Kaip jisai ką darys. Nes tai rūpinis naudoja tiesiog. Jeigu lieva ant vieną užsidės. A tau va čia va atvarant nebūna tokių biški brūkšniukų nuo kitų? Jo, čia kažkas su kažko dar pjauna. Ten tai už medžių, tai jo, šikna. Tai aš ir čia matau, žinau, kad čia biški tokia. Tai kad nežinau, žinok, čia ir vilkai kliūva biški. IMD čekas tai sako, kad gaidys čia šitie dažniai. Nu, nėra taip, kad visi nieko nesmato. Jo. Jau kai praskrido, pasakėt. Ten už medžių to aklai turbūt varai. Nu все, aš nieko nematau. Nu aš stovėjau, bet į kurią tu pusę žiūrėjai, į kitą pusę žiūrėjau. Tai aš nesvarbu, pas man nekryptinės antenos. Aš dabar, pavyzdžiui, nieko nematau. Aš tai matau, bet prastą vaizdą. Vilkas gali išjungiš? Matau žolę. Va, juodą vaizdą dabar matau visiškai. Palauk, nejungiš. Nejungiš. Ateisiu į tą vietą. Na čia va žolę matau. Bet tu kryptinės. Ne, su dobilu va matau. Pavyzdį.
Tai pas tavai išjungta dabar, ne? Aš matau juo, nu blėt, protarpiais matau savo, bet... Aš tai pastoviai matau šorį, normaliai galvo pakeliu. Tai karočią bibistas, CV pasakysiu. Visiškai. Jeigu nėra trukdžių, gerai, žinai, jeigu yra trukdžiai, va, tana, juodas ekranas, žinai, visiškai, ta prasme, lygus, gražus juodas. Vse, išjungiu.